Architektūros kolekcija. Krašto apsaugos ministerijos ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija Kaune. Krašto apsaugos ministerijos ginklavimo valdybos tyrimų laboratorija Kaune – nacionalinės reikšmės kultūros paminklas. Pastato architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, kuriam 1932 metais karo vadovybės surengtame konkurse suteikta pirmoji premija. Gelžbetonio konstrukcijas suprojektavo inžinieriai Anatolijus Rozenbliumas ir Viktoras Ražaitis. Prie statybų prisidėjo ir ginklavimo valdybos architektas Bronius Elsbergas. 3 metus trukusi tyrimų laboratorijos statyba baigta 1936 metais. Laboratorinė įranga ir įvairūs pastato elementai buvo užsakomi net Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių įmonėse. Ši laboratorija iškilo dabartinėme Kauno technologijos universiteto studentų miestelyje. Tiesioginis šios laboratorijos uždavinys – atlikti chemijos, mechanikos, fizikos tyrimus ginklavimo valdybai ir kitoms krašto apsaugos ministerijos įstaigoms. Tai buvo gana svarbus ir slaptas karinės pramonės objektas. Laboratorijos statybai ir įrengimui išleista daugiau nei 2 milijonai litų. Šio pastato statyba, kurios didžiąją dalį išlaidų sudarė įrangos ir prietaisų kaštai, laikoma brangiausiai kainavusia tarpukario Lietuvoje. Objektas žavi savitą tarpukario modernizmui būdingą funkcijos ir estetikos derme, kuri pasireiškia tiek detalėse, tiek ir bendrame architektūrinėme sprendime. Pastatas 3 aukštų su daliniu 4 aukštu, pastoge ir rūsiu. Pusiau uždaro plano su 2 nedideliais dviaukščiais fligeliais kraštuose ir centruotais rizalitais fasaduose. Stogo forma plokščia, dominuoja variniai traukos spintų kaminėliai. Vienas iš klasikinių lietuviškojo tarpukario modernizmo pastatų iki šių dienų išlaikė autentišką išvaizdą. Nei per Vokietijos, nei per Sovietų Sąjungos okupaciją pastatas nenukentėjo. Buvo išsaugota ir iki šiol pagal paskirtį naudojama autentiška tarpukario įranga. Pastato laikančiai konstrukcijai panaudotas monolitinio gelžbetonio karkasas. Fasadų kompozicija atspindi tuo metu Lietuvoje įsitvirtinusią modernizmo stilistiką. Yra simetriškos kompozicijos, horizontaliai suskaidyti langų juostomis, vertikaliai akcentuotomis centrinėmis dalimis. Jų architektūros tūrinės detalės, fasadų rizalitai ir portalai su plokščiais stogeliais. Išlikę fasadų teraciniai išorės laiptai, fasado portalo keraminių plytelių apdaila. Modernizmo estetikos prisodrinti juostiniai langai taip pat turi savo funkciją. Jie buvo skirti ir tam, kad galimo sprogimo bandymo metu oro banga išgriautų tik langus, bet ne sienas. Anot ilgamečio Kauno technologijos universiteto chemijos fakulteto dekano profesoriaus Zigmanto Jono Beresnevičiaus, sovietiniais metais būtent toks atvejis ir buvo. Po vieno ne visai sėkmingo bandymo išdužo 2 aukšto langai. Pats pastatas ir jo detalės yra gyvas istorijos liudytojas, tačiau ir šiandien nepraranda savo funkcijos. 1880 metais Čikagos mokyklos architekto Sullivano suformuluotas šūkis "Forma seka funkciją", "Form follows function", tapęs Bauhauso stiliaus kredo, čia buvo panaudotas taikliai ir prasmingai. Pastatas visuotinai pripažįstamas ryškiausių Lietuvos 20-ojo amžiaus pirmosios pusės modernizmo pavyzdžių, kuriam unikalų veidą suteikia juostiniai ir kampiniai langai, plokščias stogas, nedekoruotas fasadas, gelžbetonio karkasas ir balta spalva byloja apie išskirtinį modernumą.